O dabar nuskambės reklama. Kas čia toks yra? Nematyts? Neda? Tai gerai. Čia yra transmisinis tepalas. Transmisinis tepalas skirs į reduktorius, į greičių dėžes, į bulbių tarkavimo mašinas ar net į kažkokį buitinį techniką, katра turi reduktorių ir dirba sunkiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, vertau cepelinus, reik bulbių pritarkauti. Čia 140-85 skaitos itin aukštos temperatūros atlaikantis dalykas. Aš juk žinau, kad ketura čia nevažinė gatvėm, o neįskrend oru, skrend per vandenį, įskrend per miško paklotę, neardydami jos. Tas tepalas turi reveletizantą. Tai tokių nano dalelių, katros apžel, visi dontračiai, guolė ir labai prailgiai ilgamžiškoms. Ir efektų, žinoti, pradėt labai tyliai dirbti transmisijas. Ar aš naudoju? Taip, ar aš naudosiu taip, nes aš daug metų pilu į visokius reduktorius, greičių dėžes, nes man mašinas dažniausiai ir 4 varomas. Čia yra tiesiog reveletizantas. Kada pradeda reduktorius ūžti, reikia pilti toną. Kada dar neuž reduktorius, tai dar labiau reikia pilti toną. Tai irgi efektas yra labai užtikrins, žinoms liaudė, žinoms tarp džipų ir keturačių. Tai darom taip. Į galinį reduktorių, į priekinį reduktorių, į paskirstimą linciugą razdatkę, liaudė vadinam, kaimyno nestor džipą, tas į bulbų tarkavimo mašiną irgi gali naudoti.